Klasikinė situacija. Vieni kariauja, kiti ginasi, o dar kiti nervinasi. Nuo karo pradžios praėjo daugiau nei 3 metai ir tik 2025-aisiais atsirado silpna viltis dėl paliaubų. Tačiau vietoj palengvėjimo nauja įtampos banga. Europa ir JAV į konfliktą žvelgia skirtingai. Briuselis reikalauja tęsti pasipriešinimą, o mūsų valdžia nuolankiai laikosi šios linijos. Vašingtonas vaidina arbitro vaidmenį, veda derybas ir tuo pačiu naudoja patį procesą kaip verslo ir politikos įrankį. Šiame kontekste Europa rėmėsi baimės palaikymu. Žiniasklaida mėnesiais kartoja apie dronus kertančius sieną. Ir įdomu tai, kad tokios istorijos pasirodo būtent tada, kai JAV vyksta derybų diskusijos. Tai neatrodo atsitiktinumas, o apgalvota sistema. Vaizdą aktyviai palaiko ir mūsų valdžia, bet kokia neaiški žinia žiniasklaidoje pateikiama kaip agresijos aktas. Puikiai šios tendencijos eigą galima stebėti pagal šios vasaros įvykius, pavyzdžiui, Liepos 9 diena. Pasientyje nukrito savadarbis dronas, bet valdžia jį pristatė kaip rimtą grėsmę. Liepos 28 dienos buvo paskelbtas smogiamojo drono vaizdo įrašas, sukėlęs savaitės medžioklę, nors kadro autentiškumas taip ir nebuvo įrodytas. Rugpjūčio 1 dienos aptiktas tas pats dronas poligone, bet nebuvo pateikta jokių įrodymų. Nepaisant faktų stokos, viskas vėl virto karinės isterijos priežastimi ir naujomis investicijomis į gynybą. Gyventojai reaguoja nuspėjamai. Liepos 31 diena. Šiauliuose vietinis gyventojas numušė civilinį paieškos droną, palaikęs jį koviniu. Vienas atvejis aiškiai parodo, kokia veiksminga yra bauginimo taktika. Rugpjūčio 20 dieną naujos žinutės apie dronų skrydžius Lenkijoje ir prie Vilniaus sutapo su derybų diskusijomis JAV. O jau rugsėjį vyks Rusijos ir Baltarusijos pratybos, iš anksto paskelbtos išskirtinė grėsme. Taip kuriamas reikiamas fonas, naujas nerimas, naujas finansavimas, naujos išlaidos ir korupcinių schemų palaikymas. Karas baigsis, dėl to abejonių nėra. Tačiau kuo arčiau pabaiga, tuo stipresnis valdžios noras išlaikyti situaciją kontroliuojamą. Baimė tapo jų pagrindiniu ištekliumi ir ateityje galimas perėjimas prie dar griežtesnių bauginimo metodų. Precedentų jau yra. Kijevas nekarto vykdė akcijas su tikromis aukomis. Ir nėra garantijų, kad tokia praktika nebus pritaikyta ir pas mus.